kandidatų vykstančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Aišku, daugelis jau sėkmingai naudojasi išankstinę balsavimo teisę ir jeigu jūs atėjote čia pas mus į svečius jau išreiškę savo valią, jūs jau esate pilietinės visuomenės narys. Nuomokos ir politikos programos vardu noriu pasveikinti mūsų šios dienos diskusantus, prelegentus ir visų pirma Artūras Zuokas, Lietuvos Laisvės sąjunga. Mykolas Majelskas, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai. Remigijus Šimašius, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Jonas Pickus, Darbo partija. Naglis Puteikis, nepriklausomas kandidatas, ir Vytautas Paluckas, Socialdemokratų partija. Labai svarbu, jog rinkimų kampanijos finišo tiesiojoje mūsų akademija tampa tuo labai reikalingų tarpininkų dialoge tarp jaunosios visuomenės bei kandidatų. Tikimės, kad šiandienos racionalūs atsakymai mus privers prie taip pat labai racionalių sprendimų. Pagrindinės šios dienos temos, apie kurias mes kalbėsime, yra ekonomika ir jaunimas. Ir šios temos, net nebejoju, jaunai kartai yra tikrai vienos iš svarbiausių ir mus labiausiai jaudinančių. Būtent dėl to ISM politikos klubas jas ir suformulavo šios dienos diskusijai. Mes norėjome, žinoma, pasikviesti ir daugiau kandidatų, tačiau neturime galimybės to padaryti ir dėl to atsirinkome tuos, kurie mūsų manymų savo rinkiminėse programuose ekonomikos ir jaunimo klausimus iškelia labiausiai. Taigi mes tikime šiandien labai produktyvios, konstruktyvios diskusijos ir tikimės iš jūsų sulaukti daug klausimų ir, žinoma, labai įdomių atsakymų. Manau, kad dabar reikia pristatyti pagrindinės laiko taisyklės ir visus techninius dalykėlius. Taip, taigi aš dabar pristatysiu jums visas debatų taisyklės. Taigi debatai turės 5 raundus. Pirmasis raundas bus skirtas kandidatų prisistatymui, antrasis raundas bus skirtas ekonomikos klausimams, trečiasis raundas bus skirtas jaunimo klausimams, ketvirtasis raundas bus skirtas jūsų žiūrovai klausimams ir penktasis raundas bus skirtas kandidatų baigiamosioms kalboms. Taigi, dabar apie techninius dalykus, kaip viskas vyks. Pirmajame raunde kiekvienas iš kandidatų turės po minutę laiko atsakyti į klausimą, kurį jums pateiks Ovidijus. Tai bus jūsų prisistatymas. Antrajame raunde kiekvienam iš kandidatų bus užduotas vienas klausimas ir jūs turėsite 2 minutės atsakyti į šį klausimą. Po to auditorija ir jūsų konkurentai galės pateikti repliką. Į repliką atsakyti jūs taip pat turėsite 1 minutę laiko. Lygiai tas pats bus ir trečiajame raunde su jaunimo klausimais. Tuomet ketvirtasis raundas, kaip ir minėjau, bus publikos klausimai. Jūs galėsite pakelti ranką ir vienam iš jūsų bus atneštas mikrofonas ir jūs turėsite iki minutės laiko pateikti klausimą. Kandidatas į šį klausimą turės lygiai taip pat minutę laiko atsakyti. Pabaigoje, 5-ajame raunde, jums bus skirta minutė, per kurią jūs galėsite pasisakyti laisvai, ką norėsite ir kas jūsų manymų yra svarbiausia. Už laiką atsakingas yra mūsų kolega Mantas Bareika. Ir dabar jums kandidatai iliustruosime, kaip viskas atrodys. Taigi, likus 15 sekundžių, Mantas pakels štai tokią kortelę, kad jūs žinotumėt. Jūsų laikui pasibaigus, Mantas paskambins štai taip. Kai jūs viršysite laiką, daugiau negu 10 sekundžių, Mantas paskambins taip. Tikimės, kad viskas bus aišku. Gerai, aš manau, kad labai nereikia mums visiems traukti į naktį ir dabar lauks kiekvieno iš mūsų kandidatų prisistatymo kalba. Bet jeigu vėlgi bus nelaisvo pobūdžio ir aš noriu užduoti tokį bendrą klausimą. Visgi žmogus, kuris bus išrinktas į Vilniaus mero postą, turės tikriausiai susidurti su pakankamai marga savivaldybės koalicija. Tai teoriškai bent jau reiškia tikrai aktyvų kompromisų siekį, išlygų darymą. Tačiau įvardykite 3 darbus, būtent darbus ir ne vertybės, ne abstrakcijas, bet būtent darbus, kurių tikrai neatsisakysite, kad ir kiek reikės išlygų padaryti arba kompromisų pasiekti. Taigi pradėsime nuo Artūro Zuoko. Pagal alfabetą turėčiau būti paskutinis. Tai
malonu čia matyti tokią gražią puikią auditoriją. Tai priminsiu, kad šiandien man tenka garbė ir atsakomybė be abejo dirbti Vilniaus miesto meru, taip pat koalicijoje, kurią sudaro 5 politinės partijos. Kaip matot, dirbam, randam sprendimus, sprendimai priimami ir tie pokyčiai matosi Vilniaus mieste. Praeitoje kadencijoje, priminsiu, per 4 metus pasikeitė merai 3 kartus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, kaip sakyti, matyt, kompromisų nebuvo įmanoma pasiekti ir be abejonės, kad toks miestas, kada taip dažnai valdžios keičiasi, neįmanoma kalbėti apie miesto ateitį. O klausimas buvo įvardinti 3 konkrečius darbus, taip? Bet ne principus. Tai norėčiau gal pasakyti, kad be kompromisų neįmanoma demokratija. Ir matyt, nėra šiandien Vilniaus mieste nei vieno darbo, dėl kurio nebūtų galima diskutuoti arba polemizuoti. Nes tikrai man visą laiką tartini atrodo asmenys, kurie sako, aš žinau kaip yra ir gali būti tik tai taip, o ne kitaip. Todėl dėl konkrečių darbų visada yra įmanomi teisingi kompromisai, kurie leidžia pasiekti sprendimą. Dėl principų būtų kita kalba. Pone Majauskas. Taip konkrečių darbų ir sprendimų neišgirdom. Bet aš Mykolas Majauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Vilniaus merus ir sąrašo lyderis ir džiaugiuosi atstovaudamas stipriausią politinę jėgą Vilniuje, kuri laimėjo pastaruosius kelis pagrindinius rinkimus Vilniuje. Tai Seimo rinkimus, kur laimėjom 8 berods iš 11 apygardų ir laimėjom Europarlamento rinkimus Vilniuje. Paskutiniai rinkimai, Europarlamento rinkimai parodė, kad mes kartu su broliais liberalais surinkam 50%, beveik 50% Vilniuje balsų. Ir iš tikrųjų panašu, kad daug didelių dėrybų ir nebus, nes mes turėsime labai aiškias užduotis, dėl kurių tikrai neturėtų būti kažkokių ginčų. Pirma yra finansų stabilumas, kuris turės būti ištikrintas Vilniaus miesto savivaldybei. Antras dalykas tai yra išvalymas šilumos ūkio nuo Rubikoninio įkoro, ką ir prezidentė šiandien pasakė. Ir trečias dalykas, mes nuimsim, renovuot, remontuot ar pailsėti šiek tiek žaliojo tilto skulptūros. Labą pavakarį visiems. 3 darbus, jeigu reiktų išskirti iš visų, tai aš vardinčiau tvarką. Be abejo, sklandus sutarties pasibaigimas su Vilniaus energija ir konkurencijos įvedimas. Pirmas darbas. Antras darbas, apskritai savivaldybės įmonių pertvarkymas taip, kad jos būtų ir pelningos, ir turėtų aiškius tikslus ir rodiklius, ir nepriklausomos valdybas. Būtų antras darbas. Ir trečias darbas būtų įgalinimas gyventojų, kad jie taptų tikrai šeimininkai savo daugiabučiuose namuose, kad būtų bendrijos padedamas teikti netrukdoma ir kad administratoriai atsirastų ne šiaip iš dangaus nukristų, bet viešo konkurso būdu. O kadangi sutaupiau 14 sekundžių, tai vertybės turėtų pasakysiu. Na, profesorius Landsbergis yra teisus, kai dėl visko kaltina KGB. Ir aš jau esu minėjęs, kad tie KGB tai yra kvailumas, godumas ir kvailumas. Tai va šitų 3 dalykų bus atsisakyta ir tada viskas bus gerai ir Vilnius suklestės. Ačiū. Esu Jonas Pinskus, 4 metus dabar dirbu kartu su Artūru Zuoku koalicijoje ir esu Vilniaus miesto vicemeras. Darbas sudėtingas, sunkus, iš tikrųjų daug nuveikėm, su Zuoku patikėkit nelengva dirbti. Daug ginčiamės, bet svarbiausia atrandam tos kompromisus, kurie bet kuriam darbe yra būtini. Svarbiausia darbai. Finansai, kaip žinoma, didžiulė skola. Šilumos ūkis, pabaiga sutarties ir perėmimo procedūros sklandžiai reikia pabaigti. Iš tiesų pritariu, kad konkurencija turi būti, bet tai yra dar ir kitokių rezervų ir būdų, kaip šilumos kainą sumažinti. Ir trečia, tai visuomeninių pastatų renovacija. Aš savo dedu labai didžiulį tikslą, kadangi tai yra realu. Tai reiškia sutvarkyti, atremontuoti visus darželius, visas mokyklas, ir tai per 300 visuomeninių pastatų. Ir kad darželiai, jums jaunimų labai aktualu, manau, kad vaikų jau turi darželiai, tikrai bus prieinami visiems. Nakas Puteikis. Kažkodėl Šimašius neapsidžiaugė, kai Majauskas į brolį išvadino.
Stebiuosi, kodėl Pinskus Zuoko brolio neišvadino. Jeigu rimtai, pirmas darbas sudėtumėm visą biudžetą, visus projektus, viešuosius pirkimus, visas sąmatas, absoliučiai visus viešuosius finansus, internetą, kad kiekvienas Vilnietis ir ne tik Vilnietis galėtų pažiūrėti, kam planuojama išleisti, kas jau išleista, kas laimėjo konkursą ir kas kokius ten betonus pakeitė granitais ar kitom brangiom medžiagom, ar atvirkščiai. Antras darbas būtų suburti prie kiekvieno komiteto Šveicarijos pavyzdžių visuomenės komisijas, įskaitant ir akademinę bendruomenę ir studentus. Ir trečias darbas būtų pasiruošti visuotiniai apklausai, kurią galima būtų rengti kartu su Seimo rinkimais. Vietos savivaldos įstatymė yra visas skirsnis, daugybė straipsnių, kaip gali savivaldybės rengti visuotinės apklausas. Būtų protinga rengti kartu su rinkimais. Tai štai tie 3 pagrindiniai darbai. Ačiū. Aš esu Gintautas Paluckas, socialdemokratas, ir aš puikiai suprantu, kad žiūrėdami socialdemokratus jūs paprastai matot Birutę Vėsaitę, Bradauską ir pastaruoju metu tokį žmogų iš Alytaus. Bet mes kitokie. Vilniuje socialdemokratai yra kitokie. Ir aš pasitengsiu tuo jūsų pyktį. Bet jeigu šnekėti rimtai, arba pusiau rimtai, tai kiekvienas naujas meras daro tą patį. Tai kviečiasi administracijos direktorių, departamentų vadovus ir sako, papasakot, kas vyksta. Tai man to daryti nereikės, nes aš pats dirbu administracijos direktoriumi ir aš puikiai tikrai gerai žinau, kas savivaldybėje vyksta. Bet mes šnekame apie 3 pagrindinius darbus. Pirmas dalykas, tai yra pokalbis su departamentų direktoriais dėl biudžeto vykdymo. Biudžeto numatytos programuose, projektuose finansavimo trūkumas yra akivaizdus, ypač kas numatyto iš skolintų lėšų finansuoti, tie projektai nebus finansuojami tą apimtim, kurią numatyta, todėl reikia labai didelį dėmesį atkreipti. Antras dalykas, tai yra ateinančių 5 metų ES lėšų perspektyva, integruotų teritorijų investicinis planas. Ten numatytų projektų likimas taip pat turi būti persvarstytas. Ir trečias dalykas, ką reikėtų padaryti, ne per vėlų, vidaus reikalų ministerija dar atsakymą ūkio ministerija nedavė, aš gerai esu informuotas. Trečias dalykas, ką daryčiau, skambinčiau premjerui ir sakyčiau, pašnekėkim atsisėdę prie stalo dėl finansinės padėties, didesnio gyventojų pajamų mokesčio dalies skirimo ir panašių dalykų. Tai dabar paskambinsim. Taip pat iš karto paskambinsim, Mykolai. Ačiū už kalbą. Tada noriu paklausti, kodėlgi visgi brolį reikia išvadinti? Reikia brolį pavadinti, o ne išvadinti. Kam tas nedalyvuojas? Gerai, tada mikrofonas keliauja pas Artūrą Zuoką ir lendame į ekonomikos temą. Ir pirmasis klausimas nuo Ana. Taip, dar prieš pradėdama klausimus norėčiau pasiūlyti visiems svečiams atsėsti štai ant laiptų arba galite praeiti šiek tiek toliau, kad nebus tokios grūsties prie durų. Jums patiems ten turbūt nelabai smagu. Taigi, ekonomikos klausimai. Primenu, kad kandidatai turės 2 minutės laiko, tuomet replika ir minutę laiko atsakyti į repliką. Taigi, pirmasis klausimas Artūrui Zuokui. Pastaruoju metu labai daug girdime apie skolas. Apie Graikijos skolą, apie Vilniaus skolą ir lygiai tiek pat daug girdime pasiūlymų, kaip elgtis su viešojo sektoriaus skola. Vieni sako, kad ją reikėtų drastiškai mažinti, kiti sako, kad tai kaip tik sustabdytų ekonomikos augimą ir tai būtų negatyvus dalykas. Jūsų manymu, ar reikėtų mažinti skolą ir kaip skolos mažinimą pajaus kiekvienas Vilnietis, ar tai jam yra svarbu? Priminsiu, 2011 metais, kada pradėjo mūsų koalicija dirbti Vilniaus mieste, tuo metu Vilniaus mieste bedarbystė buvo 12,4%. Kas net yra sunku patikėti, kad sostinė galėjo būti tuo metu tokia bedarbystė. Šiuo metu yra šiek tiek daugiau negu 6%. Vilniaus miesto skolos, man baigus antrą kadenciją, buvo 2007 metais 274 milijonai. 2011 metais, kada miesto valdžia perdavė naujai 100 eurų man miesto valdymą, tai miesto skolos jau buvo 860 milijonų, o dar po pusmečio reikėjo išpirkti 200 milijonų savivaldybės parduotų skolų, kurios buvo parduotos 2010 metais, tai jau pirmą pusmetį mūsų kadencija turėjo milijardinę skolą. Bet aš nekaltinu per daug miesto valdžios, nes jos sprendimai čia yra minimalūs, nes biudžetą formuoja pirmiausia Finansų ministerija, vyriausybė ir Seimas. Ir šiandien mes turime, jeigu 13 metai buvo Vilniaus miestui patys juodžiausi, nes tuo metu buvo patvirtintas pats mažiausias biudžetas Vilniui, savo rankas kažkokios lėšos sudarė 337 milijonus,
šiais metais jau turime 650 milijonų. Jeigu deficitas nuo 9 iki 13 metų buvo 170 milijonų kasmet tarp pajamų ir išlaidų, tai šiandien šiais metais, dabar kaip tik gavom duomenis už praeitus metus, jis sumažėjo iki 60 milijonų. Tai yra šiokie tokie poslinkiai, nepaisant sudėtingos situacijos. O dabar kai kurie kandidatai, kurie sako, kad Vilniuje reikia gyventi pagal savo pajamas, tai aš bandau tada jums paaiškinti, ką tai reikštų. Tai reikštų, kad mums reikėtų sutaupyti 170 milijonų, nes tiek yra skirtumas tarp pajamų ir tarp mūsų neišvengiamų išlaidų. Galbūt kažkiek ten galima ten išmesti keletą projektų, sutaupytume, bet ten, sakykime, 10 milijonų, bet 160 milijonų lieka. Tai viešai transportą reikėtų mažinti trečdaliu, tai yra praktiškai niekur toliau nuo miesto centras viešasis transportas nevažiuotų. Darželių naujų steigimų neįmanoma būtų, atvirkščiai, nes 70 milijonų kainuoja darželių subsidijavimas. Toliau reikėtų vieną kartą tik valyti miestą per savaitę ir visiškai nebeeiti valyti miesto į miegamosius rajonus ir daugelį kitų vietų taupyti. Kitaip tariant, Vilnius primintų besivystančią Afrikos valstybės sostinę. Miestą, kuris kūrė 40% PVP, vien tik todėl, kad vyriausybė ir Seimas tokiu būdu supranta biudžeto paskirstimą ir dalybas tarp skirtingų Lietuvos miestų. Priminsiu pabaigai, kad Vilniaus miestui tenka pats mažiausias biudžeto dalis vienam gyventojui, lyginant su visa Lietuva, nekalbu Rygą, Taliną ir Varšuvą pavyzdžiui. Jeigu galima pabandyti šiek tiek pakomentuoti, nes turbūt Vilnius taip ir toliau, taip kaip nupiešė, taip ir atrodys, jeigu toliau jam vadovaus žmonės, kurie neturi elementariaus supratimo apie finansus ir kurio komandoje yra korumpuoti politikai. Tai šiandien Vilniaus miesto skola yra apie 1,4 milijardo litų. 600 milijonų iš jų užaugo per pastarąją kadenciją, tuo tarpu kaip visose kitose savivaldybėse skolos stabilizavosi po krizės. 400 milijonų jau yra pradelstų įsiskolinimų, būtent per šitą kadenciją naujų. Tai negebėjimas tvarkyti su finansais ir veda prie tokių rezultatų. O diržų dažymosi nereikia, naujų mokesčių nereikia, reikia elementarios tvarkos. Pirma, aiškios apskaitos, kaupiamuoju principu ir konsoliduotų biudžetų. Antra, periodinio nepriklausomo viešo audito, kurį būtų galima periodiškai skelbti. Trečia, reikia labai aiškių finansinės drausmės taisyklių. Negali prisimti fantasmagorinių naujų projektų, jeigu neturi aiškaus atsakymų, iš kur gausi finansavimą. Ir ketvirta, reikia sutvarkyti savivaldybės įmonės, pritaikyti geriausius tarptautinis OECD praktikos standartus ir kriterijus. Ir tai sustabdys nutekėjimą pinigų tiek į nešvarias dėžutės, tiek neefektyvumą. Norėjom šiek tiek dar, kad būtų aišku, ar ne, kandidatams, tai jeigu norite replikuoti, sutarkime, kad pakelsite ranką po mero pasisakymo ir tuomet turės galimybę kiekvienas iš jūsų. O jeigu nemeras pasisakys, reikia galima kelti. Atsiprašau, dabartinis, nieko negaliu pasakyti. Iš tiesų, kadangi klausimas buvo apie ekonomiką ir nukrypo tik tai apie skolas, tai aš norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų pagrindinis dalykas... Aš labai atsiprašau, bet mes turime laiko tik vienai replikai, tai dabar Zuokas turėtų atsakyti į repliką. Pasirodo, turiu galimybę pakomentuoti repliką, tai mielai tą padarysiu. Tai aš tik tai gerbiamam Majauskui pasiūlyčiau, po šitos diskusijos nueikite į tokį visažinį internetą ir pasižiūrėkite. Vilniaus miesto savivaldybė kaupiamuoju principu daro visą apskaitą ir konsoliduotą balansą nuo 2011 metų birželio 23 dienos. Taigi jūs neskaitykite savo laikotarpio ataskaitų, kada dar buvo jūsų merai valdžioje Vilniaus mieste. Antra, Vilniaus miesto biudžeto skolinimosi limitus nustato lygiai taip pat Seimas ir vyriausybė. Savivaldybė nei cento negali nei pasiskolinti, nei išleisti daugiau, negu numato mums biudžetas, kurį tvirtina Seimas kasmet. Ir trečia, kalbant apie skaidrumą ir visą kitą, tai vėlgi pasižiūrėkite netgi paskutinės Transparency International ataskaitas. Vilnius tarp didžiųjų miestų yra priekyje pagal visą apskaitą ir pagal skaidrumą ir visi duomenys, visa informacija yra internete. Netgi Vilniaus miesto gyventojai gali nueiti užsakyti tyrimą, bet kurio viešojo pirkimo, iš karto savivaldybės kontrolierius atlieka patikrinimą ir deda ataskaitą į internetą. Tokios galimybės yra, prašom naudotis. Ačiū už atsakymą.
Nebegalima padaryti daugiau? Daugiau nebegalima. Tačiau dabar sekantis klausimas yra skirtas jums, tai viskas yra to. Gerai, ponia Majauskai, žiūrėkit, Vilniuje gyvena daug žmonių, kurie visgi nėra registruoti Vilniuje. Ir tai mažina potencialios mokesčių sumos sumažėjimą. Tai pirmas klausimas būtų toks. Kaip ši problema būtų sprendžiama Australijoje? Taip, ir antroji šio nuostabaus kompleksinio klausimo dalis yra, ar tuos de facto Vilniečius reikia paversti de jure Vilniečiais? Ir jeigu taip, kokiamis priemonėmis? Taip, be jokios abejonės, bet aš dar pasinaudodamas savo laiku atsakysiu, kad reikia paskelbti padaryti viešą ataskaitą, kuri buvo padaryta nepriklausomas finansinis auditas Loinų ir Prime Investų, kuris buvo padėtas į stačių ir paslėptas, kuris pasakė, kad nėra daroma kaupiamojų principų, nėra konsoliduoto biudžeto ir savivaldybė yra nemoki. Tai paskelbkite tą auditą ir visiems bus aišku, neslėpkite. Dabar apie registravimą Vilniečių. Tai čia iš tikrųjų nemaža dalis, turbūt didžioji dalis yra ir Seimo kompetencijos, kuomet Seimas galėtų priimti įstatymus, kurių pagrindų sudarytų lengvesnės sąlygas jaunimui registruotis, jeigu jie nuomojasi būtą, nuomojasi būstą čia. Tai čia yra viena galimybė, tai iškia sudaryti lengvesnės sąlygas. Iš kitos pusės Vilnius turės paskatinti, tai yra sudaryti lengvatas ir dar didesnės lengvatas, nei galbūt jos yra šiandien, jaunimui naudotis viešomis paslaugomis, kas paskatintų juos registruotis Vilniuje, jeigu jie, tarkim, turi Vilniečio kortelę ir yra užsiregistravę Vilniuje. Ar tai būtų viešo transporto paslaugų didesnė nuolaida, ar tai būtų kitų paslaugų. Tai čia turėtų būti du principai. Iš vienos pusės turime skatinti, sudarydami sąlygas jiems lengviau registruotis, tai čia yra Seimo kompetencija. Iš miesto pusės tai turėtų būti didesnės paskatos, kurios, mano supratimu, šiandien, akivaizdu, kad yra nepakankamos registruotis jiems čia Vilniuje. Tai jie pirmas ranką pakėlė Paspinkus, mikrofonas jam keliauja. Replikuojam. Iš tikrųjų, norėčiau truputį replikuoti. Dėl ko mums reikėtų deklaruoti gyvenamą vietą? Dėl to, kad Vilniaus miestas gautų papildomą GPM, ne? O gal žymiai paprasčiau reikėtų pakeisti įstatymo projektą ir padaryti, kad gyventojų pajamų mokestis būtų mokamas pagal veiklos vietą. Ir jeigu aš dirbu Vilniuje, tai aš Vilniuje gyventojų pajamų mokestį ir moku. Ir tai paskatintų netgi vystytis regionams ir kitos savivaldybės būtų suinteresuotos kurti darbo vietas, ko mums šiandien daugiausiai ir trūksta. Pas mus į Vilnių atvažiuoja daugiausia iš aplinkinių savivaldybių ir gauna darbą. Ir todėl tas jų uždirbtas gyventojų pajamų mokestis grįžta atgal. Kokia situacija gaunasi, kad Vilniaus rajonas gauna 40 milijonų litų iš Vilniaus miesto ir didžiuojasi, kad jie be skolų. Tai ne deklaracijos mums reikia ieškoti arba daryti sąlygas, bet iš tikrųjų užsiimti lobistinę veiklą Seime, kad būtų priimtas mano užregistruotas įstatymo projektas, kuris ir yra, kad gyventojų pajamų mokestis, prieš 5 metus užregistravau, kad gyventojų pajamų mokestis būtų mokamas pagal veiklos vietą. Atsakymas į repliką? Tai 3 kart valio. Žiūrėk, tai čia galima nuo tono, čia garsiau, ryžtingiau, dar gali stalą patrankyti. Realiai, žiūrėkit, jūs esate Seime, kartu koalicijoje su socialdemokratais ir viskas yra jūsų rankos. Ir jūs esate koalicijoje kartu su Artūru Zuoku, Vilniaus miesto savivaldybei. Tai apie darbus, kuriuos jūs kalbat, kad padarysite, jūs jau galėjote padaryti. Apie įstatymus, kuriuos sakot, kad reikia lobiuoti, tai jums tiesiog reikia balsuoti, o ne lobiuoti. Tai viskas yra jūsų rankose, bet sprendimų kaip ir nepriimate, nei savivaldybei, nei Seime. Tai duokit, bet aš atsakysiu. Ne, jie yra viena replika į repliką. Vartai būtų galima perėti prie kitą klausimą, Andra. Tai kitas klausimas yra ponai Šimašiui. Daugelis miestų merų skundžiasi, kad nepakankama dalis surenkamų mokesčių atitenka miesto biudžetui ir kad labai didelė dalis...
kiti gaunasi, nes kiti gauna 100%. Ir labai didelė dalis atitenka valstybei. Tai ar jūs manot, kad tai yra problema? Jeigu taip, tai koks procentas turėtų atitekti jūsų manymu tuomet miestui ir kaip tai galėtų būti gyvenima? Iš tiesų, daugelis miestų tikrai nesiskundžia, nes daugelis gauna 100% gyventojų pajamų mokesčio dalį. Ir tai yra problema, nes jie irgi nesuinteresuoti kurti naujas darbo vietas, nes taip ar taip gerieji dėdės iš valdžios duoda papildomai pinigų. Bet dabar kalbant apie Vilnių, taip, iš tiesų ta dalis turi būti be jokios abejonės didesnė. Aš pats rudenį registravau biudžeto projekto pasiūlymus, pagal kurios šitą dalį būtų numatyta padidinti iki 60%. Man atrodo, kad tai būtų pagal dabartinę situaciją daugmaž sąžininga. Manau, kad tarp 60 ir 60 kelių procentų būtų daugmaž sąžininga. Kodėl ne 100, nors visą laiką advokatuoju, kad konkurencija tarp miestų yra labai geras dalykas. Na tai todėl, kad būkim vėl nebeteisingi, į Vilnių suplaukia dirbantis, darbingo amžiaus žmonės ir Vilniuje darbingų žmonių ir tų, kurie nėra darbingi, gauna išlaikymą iš biudžeto, jų santykis yra dvigubai geresnis negu kai kuriuose kitose savivaldybėse. Tai aišku, nėra čia taip blogai. Bet 60% ar šiek tiek daugiau būtų adekvatu. Bet aš pasakysiu, kad problema yra didesnė kitur. Klausimas paradoksalu, bet aš pats kaip siūlytojas tokios nuostatos, kokiu aš replikų susilaukiau iš kolegų Seime, iš visokių frakcijų kolegų. Taigi sako, tu ką? Taigi išmoks viską. Ir tai buvo pagrindinė replika, kad nepasitikima yra Vilniumi. Ir aš suprantu, kad tai yra visiškai nesąžininga ir absurdiška, nes negali miestas būti vieno mero ar vienos koalicijos įkaitų. Bet aš manau, kad reikia padaryti savo namų darbus, reikia sutvarkyti su savivaldybės įmonėm, reikia kaštų naudos analizę įvesti, Excelį atrasti savivaldybėje kai kuriuose vietose. Ir reikia viešuosius pirkimus išskaidrinti ir sutvarkyti, nes aš nesuprantu, kodėl tokia organizacija kaip CPO yra vis dar neatrasta Vilniaus savivaldybėje, nors daugelis atrado, kiek Vilniaus administracija pirko pirkimo pernai, kad CPO 0 administracija. 0. Tai apie atradimą prašau nekalbėti šitą vietą. Tai šitą vietą tuos dalykus sutvarkius, grįžtų pasitikėjimas ir atsirastų ir didesnį gyventojų pajamų mokesčių dalis, aš to net nebijoju. Prieš jūs replikuojant, aš dar kartą pasakysiu, kad tai irgi taip pat kaip renkant balsus, čia taip pat yra lenktynės ir kas pirmas pakelia ranką, tas ir replikuoja. Aš tą kampą itin stebiu. Ir pirmas ranką pakėlė ponas Majauskas šį kartą. Tikrai taip. Tai, žiūrėkit, reikia labai aiškiai pasakyti, kad miestas neatsistos ant kojų, jeigu nedidės miesto ir miestiečių pajamos. Ir jos gali dėti ne tik perskirstant gyventojų pajamų mokestį, bet pritraukiant investicijas ir kuriant gerai apmokamas darbo vietas Vilniuje. Tai tokios investicijos, kurias pavyko pritraukti nepaisant įvairių detaliųjų planų planavimo subtilybių Vilniaus mieste, kas užtrunka 2 kartus ilgiau nei Kaune ir Klaipėdoje, ar teisinių pastebėjimų pasirašant sutartis Barclays, Western Union, 1000 gerai apmokamų naujų darbo vietų Vilniuje. Ir tai sukūrė galimybės ir jaunimui neišvažiuoti, ir miestui gauti didesnės pajamas. Ir tokiu būdu miestas gauna didesnės pajamas, miestas atsigauna. Taigi šiandien mes turime koncentruotis į naujų gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. Tai didintų pajamas. Kaip? Labai gerai, aš dar turiu 1 minutę. Tai žiūrėkite, aš esu ne Seimo narys, ne vicemeras, ne meras. Aš esu verslininkas, aš pritraukiu užsienio investicijas į Lietuvą ir aš iš to pragyvenu. Tai yra mano duona. Tai šiandien su verslu reikia, užsienio verslu, reikia bendrauti, reikia jam sudaryti sąlygas. Tiek detaliųjų planų, tiek konsultacijų, tiek visas aplinkybės, kuomet jie galėtų užsitikrinti geriausias galimybės investuoti čia Vilniuje. Jo, aš norėčiau iš tikrųjų dar pabrėžti be abejo, kad naujos darbo vietos yra labai svarbu ir man truputėlį nepatinka dabartinės valdžios šiuo atveju toks pavirkšlenimas, tarsi nieko mes negalim. Bet realybė yra kokia. Aš pats aplankiau beveik visus paslaugų centrus įsikūrusius Vilniuje, kur 7-8 tūkstančių darbo vietų yra sukurta, daugiausiai investuotų Lietuvoje dėka ir tą Barclay, atsimenu, kaip atvedinėjo, ir atsimenu ar šias diskusijas vyriausybėje ir kaip vos nelemiamas balsas buvo šitą vietoje, ačiū Dievui, teisinga pusė mano paties. Nes prieštaravo. Jūs prieštaravot. Vyko, aš nežinau, ar tai jaunesnis, brolis ar vyresnis, bet tu elkis gerai.
tiesų 7-8 tūkstančiai naujų darbo vietų sukurta ir man yra labai nemalonu, kai ateini 500 darbo vietų sukūrusią įstaigą ir per 15 minučių išlenda istorija apie tai, kaip 2 metus iškabą derinom pastatų. Ir man nepatinka tos istorijos ir žinau, kad visiems užsienio investuotojams tas pats pasakojama. Reikia šitos dalykus įspręsti, reikia sutvarkyti aktyvumą, reikia, kad paskambinus savivaldybė angliškai būtų kas atsakytų ir nuvestų ten, kur reikia, jeigu problemos neišspręstos ir tada viskas susidėstys į vietas ir bus tų darbo vietų. Klausimas ponui Pinskui. Atsižvelgiant į jūsų ir jūsų partijos narių kompetencijas, kurioms miesto įstaigoms jūs norėtumėte vadovauti ir kokius galbūt pokyčius žadate gyvendinti? Miesto įmonės. Įstaigos, institucijos. Iš mokyklų prisipau, kad dabar norėčiau tiesiog papasakoti, iš toliau galėtų. Miesto įstaigos, tai iš arčiau. Iš arčiau. Iš tikrųjų, pasakyti, man aš labai daug iš politikų girdžiu tokią vieną frazę. Sukursim daug darbo vietų. O kai aš paklausiu, klausykit, o kaip jūs sukursit tas darbo vietas? Nu kaip? Kas kuria darbo vietas? Atsakymą negirdžiu. Darbo aš visiems aiškinu, kad darbo vietas kūrėsi iš 3, susidaro sukūrimas iš 3 banginių. Pirma, atsiminkit jaunimas, pas jūs čia pagrindas turėtų būti. Idėja. Pagal tą idėją yra daromas projektas. Pagal tą projektą yra finansavimas, o tada įgyvendinti tą projektą ko reikia? Darbo rankų ir taškas. Tai idėjos pas jūs, projektai pas mus, pinigai. Darbo vietų iš tikrųjų bus sukurta. Tai kas genialu, tas labai paprastas. Tai dėl Vilniaus miesto skolos. Niekada nekalbėkime apie Vilniaus miestą, apie savo miestą kaip prasiskolinusi. Mes turim kalbėti ir galvoti, kad mūsų Vilniaus miestas yra didžiausias donoras kitoms savivaldybėms. Jeigu visos savivaldybės gauna tą nelemtą GPM 100%, tai tik 4 savivaldybės, Mažeikiai, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, kurios 3 savivaldybės beveik po 90 truputį daugiau procentų GPM pasilieka, o Vilnius vienintelis 48%. Ir iš jų tik 18% realiai pasilieka pas Vilnių. Tik 18%. Tai tas arba pagal veiklos vietą, arba GPM pakelimas, tai yra neišvengiama, aš jau prieš 5 metus tą pasakiau, ir darykit kaip nori. Ir jeigu mes norim tos 2 milijardus per tikslinės teritorijas 14-20 metais įsisavinti, o tam 2 milijardam tikrai reikalingas bus kofinansavimas, tai pinigai ir skola tai bus pagrindinė dedamoji, kad tos projektus įgyvendinti. O gyvendinant tos projektus už 2 milijardus reikalingos bus didžiulis kiekis darbo vietų, darbo rankų. Tai ponas Pinskau, buvo klausimas, kokie įmonei norėtumėt vadovauti. Ar teisingai supratau finansų ministeriją? Labai teisingai supratote. Galim peratizuoti. Puiku, kad turiu galimybę sureplikuoti šiek tiek. Čia buvo klausimas apie įstaigą, tai aš bent jau noriu laikytis temos. Tai šiuo metu vadovauju savivaldybei Vilniaus, tikiuosi, kad jūsų dėka vadovausiu ir vėl taip pačiai įstaigai po šių rinkimų. Ir tik noriu šiek tiek sureplikuoti, nes truputį pradedu pasimesti. Po gerbiamo Šimašiaus, po gerbiamo Majausko kalbų, tai dar kartą priminkime elementarius paprastus skaičius. Jie yra Google. Ir suprantu, kad Seimas išmoko meluoti ir visą kitą, bet yra faktai. 11 metai Vilniaus mieste bedarbystė 12,4%. Vadovauja vyriausybė, kuri vadovaujama konservatorių, liberalų sąjūdžių, tame tarpe ministrų kabineto narys ir ponas Šimašius. Ponas Majauskas yra patarėjas, o konservatorių liberalų sąjūdžio frakcija vadovauja Vilniaus miesto tarybai. Šiandien turime 6% su trupučiu bedarbystę, 13 000 papildomų darbo vietų. 12 metais Vilniaus miestas buvo 4. pasaulyje pagal tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą Vilniaus pasaulyje. 13 metais buvo 1 Europoje. Tai va, truputėlį norėčiau, kolegos, jeigu net ir meluojat, tai bent jau raudonuokit, kaip aš raudonuoju iš nepatogumo, ką jūs kalbat. Tai, nes man gėda, kur viską kalba. Replika, pane.
Aš iš tiesų tiesiog pamiršau, iš tiesų, nuėjau skolos, pamiršau tą klausimą atsakyti. Aš noriu vadovauti Vilniaus miesto savivaldybei. Ir tą padarysiu geriausiai. Aš tik labai trumpą pastebėjimą pasakysiu. Dabartinė praktika, kai koalicija pasidalina darželius, kas kokiam darželį ten pirmą mašinėlį važinėja, tai man atrodo labai įdinga. Ir atvenka vienam švietimas, kitam šiukšlės, trečiam vandenis. Ir pagrindinė problema yra tai, kad nėra vieno skaidraus, stabilaus standarto, kaip turi būti valdomas miestas. Ir šiuo atveju man labai norėtųsi, kad būtų daugiau nepriklausomo valdymo ir tarkim įmonės atsirastų nepriklausomos valdybos, kad mes sakom, 2/3 tokių žmonių kaip minimum bus valdybos. Gerai, judėkim prie klausimo ponui Puteikiui. Taigi visi ekonomikos pradžiamoksliai teigia, kad monopolijos labai kenkia eiliniam vartotojui ir valstybės ūkiui. Jūsų manymu, kokia monopolija šiuo metu yra kenksmingiausia Vilniaus miestui ir kaip jūs ketinate ją skaidyti? Kaip jūs ketinate, kokie bus jūsų pirmieji žingsniai? Norėjau pirmiausia paklausti, pasikeitė taisyklės dėl replikų skaičiaus, nes po šito pasisakymo buvo leista replikuoti veikiančiam merui ir broliams. Broliai gauna eterio daugiau, tai aš ne pretenziją reiškia, tiesiog galvoju, kad čia šiek tiek monopolizavo broliai su meru. Tai štai šitą monopoliją iš tikrųjų norėtųsi šiek tiek. Dabar dėl monopolijo dėja, mano atsakymas yra absoliučiai priešingas. Šildymas ir šalto vandens tiekimas yra natūralios monopolijos ir mano galva tai eksperimentas, kuris daromas Lietuvoje su šildymu ir primena Latino Amerikos 19 pabaigą 20 vidurį, aš nežinau, manau, kad jūs studijuoja šitą ekonominių tos eksperimentus Latino Amerikoje ir žinote, kuo tie eksperimentai baigėsi. Tai labai daugelio milijonų ašaromis. Aš esu Skandinavijos modelio šalininkas ir šiuo konkrečiu atveju aš galvoju, kad šaltas vanduo ir karštas vanduo ir šildymas yra natūralios monopolijos, kurios jokių būdų neturi būti kas nors bendro daromos jom, neturi būti laisvos rinkos, neturi būti čia jokios konkurencijos. Ir geriausias pavyzdys yra Šiauliai, kuriuose pavyko kažkokius stebuklų vietiniam politikam nužudyti tą konkurenciją ir šildymas dabar yra vienose rankose, tai yra monopolis. Savivaldybė pilnai už jį atsako ir kainos šiuo metu iš miestų Šiauliuose yra mažiausios. Aišku, yra niuansų su tuo, ką dabar padarė Seimas, versdamas pirkti iš terminalo tas dujas. Vilnius yra verčiamas tai daryti, dėl to ta šildymo kaina jinai bus vis tiek aukštesnė negu Šiauliuose, bet kokiu atveju aš galvoju, kad vyriausybė eina teisingų kelių, arba savivaldybė turi viską atiduoti. Ir taip kaip Zuokas dabar pradėjo iš Dalkijos periminėti ir jeigu teisingai suprantu, nesiruošia tęsti sutarties, su ko aš tada norėčiau jį pasveikinti. Jeigu jis taps meru, jeigu meru taps Majauskas ar Šimašius, jie žada konkurenciją, aš manau, kad nuo to kainos tik dar labiau pakils. Taigi, suprantu, kad mano atsakymas skandinaviškas ir jeigu čia yra Latino Amerikos laisvos rinkos šalininkų, jis būtų nelabai patiko. Dabar mes norėtume šitą mūsų monopoliją šiek tiek sugriauti. Norėčiau dabar pakomentuotų ponas Paluckas ir jeigu liks laiko, prašom ponas Majauskas. O save replikuot galima? Laiko galėsim replikuoti. Aš gerbiamui Nagliui priminsiu, jūs matyt papildys atsakydamas į repliką, jis kitus debatus čia yra šnekėjęs plačiau. Bet apie tuos natūralius monopolius ir monopolinės paslaugas aš visiškai sutinku. Tai vandens tiekimas ir šildymas tikrai turi išlikti monopolinė paslauga ir savivaldybė turi tuos dalykus kontroliuoti, nepaisant to, kad valstybė šiaip jau kontroliuoja tų paslaugų įkainius, valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija. Bet Vilniuje yra susiformavus ir blogąja prasme monopolija, tai yra daugiabučių namų administravimo rinkoje, kur per keletą įmonių susijusių yra koncentruota rinka praktiškai dviejų organizacijų rankose, o tai lemia, kad daugiabučių namų administravimas yra nepakankamos kokybės, yra per brangus ir sulaukia labai daug nusiskundimų. Šiandien aš matau, kad nedaugelis jūsų susiduria su šia problema, bet tai yra aktuali problema, ypač tų, kas yra būtų savininkai. Deja, laiko nebeliko, todėl tai tas natūrali replika į repliką, ponė, prašom.
Aš atsiprašau, bet pasinaudosiu brolių pavyzdžių ir replikuosiu Šimašiui. Nes visi pusbrolius priimsit. Ne, jūs skatinat konkurenciją šildymo, tas man nepriimtina. Nepadėt, žinokit. Gerbiamas Šimašius šiuo atveju ne visai teisingai jums papasakojo. Iš tikrųjų, paskutinis balsavimas Seime buvo socialdemokratų siūlymas didinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą paliekamą Vilniaus miestui. Aš balsavau už, ten 6% mes įdidinom iki 52. Gerbiamas Šimašius balsavo prieš. Matyt, po to, taisydamas savo klaidą, registravo savo 60. Registravo. Aš atsiprašau, bet vienas balsavimas Šimašiaus buvo labai aiškus, reiškia nepalaikantis gyventojų pajamų mokesčio padidinimą. Ačiū. Taip, ponia Puskai, grįžtume prie biudžeto ir prie darbo kūrimo vietų. Čia ponas Puskas paminėjo tą iš 3 dalių susidedančią formulę, kas padeda kurti darbo vietas, bet mes manom, kad visgi investicijos yra labai labai svarbios. Ir norim paklausti, kur reikia Vilniuje investicijų, ar pačiame Vilniuje, ar yra regionuose ir kaip jas pritraukti. Mes šnekam apie Vilniaus miesto mero rinkimus, tai aš manau, kad mes išnekėsim apie investicijas Vilniaus mieste. Regione be abejo tam tikros galimybės yra, bet čia jau kitos, matyt, diskusijų temos klausimas. Šnekant apie Vilnių ir apie investicijas, ir apie jų pritraukimą. Aš manau, kad jūs makroekonomikos pagrindų paskaitose tuos klausimus nagrinėjate ir puikiai suprantate, ko reikia. Pirmas dalykas turi būti prieinamas kapitalas. Kapitalas, pasakykime, pinigai Vilniuje yra prieinami. Antras dalykas, tai kokia investicijų sritis Vilniuje gali vystytis. Tai mes šnekam tik apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktų kūrimą, apie aukštasias technologijas, nes į tai yra koncentruota visa valstybės politika ir ES lėšų programos, nes taršios gamybos, arba sakykime, apie ką gerbiamas Jonas šnekėjo, darbo rankas, visos šitos investicijos vis tik tai kreipiasi į regionus, į mažesnius miestus, į Tauragę, į Uteną, į Kauno rajoną ir panašiai. Čia mes šnekame apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus ir paslaugas. Tam reikia protingų žmonių, kurie dirba ne tik rankomis, bet ir galva. Kad tokių žmonių būtų, mes turime bendradarbiauti ir su ugdymo įstaigomis, mes turime bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis. Tai, kas buvo šnekėta apie detalių planų ar iškabų tvirtinimus, tai iš tikrųjų yra mistifikuotas ir pernelyg sureikšmintas dalykas. Šnekėti apie apskritai detalius planus, tai čia reikėtų matyti truputį suvoktus procesus ir tarp institucinius ryšius, tai, kad tuose procesuose dalyvauja nuo 9 iki 12 įstaigų ir institucijų ir ne tik savivaldybės atsakomybė, kad, sakykime, vienas ar kitas detalus planas nėra tvirtinamas. Bet savivaldybė ką gali padaryti? Savivaldybė gali rūpintis ir bendradarbiauti su universitetais ir žinoti, koks yra prieinamas darbo rinkos dalyvių skaičius, kokie žmonės yra ruošiami ir ką galima pasiūlyti investuotojui. Be jokios abejonės, bendravimas su potencialiais investuotojais ir įstaigomis, kurios rūpinasi tokių investuotojų pritraukimu, irgi yra esminis dalykas, nes dažnai susiduriama ir skundžiamasi procedūromis, kad viena ar kita yra kažkokia ar neskaidri ar sudėtinga. Tai tie dalykai priklauso nuo savivaldybės ir tuos dalykus galima spręsti ir mes, socialdemokratai, įsipareigojame tai daryti. Man atrodo, per daug yra nuklystama į tą pusę, kad labai mažai ką galim padaryti, čia tas nesvarbu, anas nesvarbu, viskas yra svarbu. Ir aš noriu priminti, kad yra 2 dalykai, iš tikrųjų, kuriuos galima sutvarkyti ir reikia sutvarkyti, kad ateitų užsienio investuotojas. Vienas dalykas, tai elementariai, kad joks dabartinis investuotojas nepasakotų blogų istorijų apie bet ką. Apie surūkusios valstybės tarnautojų prie langelio, apie užvilkintus ir pamestus dokumentus, apie dėl gramatinės klaidos grąžintą prašymą licenciją ir taip toliau. Kad nebūtų tokių dalykų, tiesiog kad nebūtų. Tai išsikopti savo kiemą. O antras dalykas, tai reikia padaryti lygiai tą, ką padarė Investuok Lietuvoje. Ir būtent Investuok Lietuvoje ir Mildai Dargužaitė mes turime būti dėkingi, kad į Lietuvą atėjo labai daug investicijų ir natūralu, kad daugelis tų investicijų atėjo į Vilnių. Tai būtent tą, ką darė Investuok Lietuvoje, kartu dirbant reikia padaryti ir toliau, ir geriau, ir tada Vilnius iš tikrųjų turi šansą dar kilstelėti aukštyn nuo tos platformos, į kurioje šiandien jau yra užlipęs. Ačiū. Aš iš tiesų atsakysiu tą repliką. Aš matau, kad
labai dažnai yra vadovaujamas kažkokiais gandais, pokalbiais. Man nereikia vadovautis pokalbiais ir kažkokiais įsigalvojimais. Aš pats turiu pakankamai patirties ir bendrauju su visais investuotojais. Pagrindinis investuotojo klausimas yra grąža. Kas yra grąža? Kas yra sąnaudos? Kas yra pelnas? Jūs tos dalykus žinote. Teisinė aplinka ES valstybė Lietuvoje yra tinkama. Pinigų prieinamumas yra tinkamas. Darbo jėgos klausimas yra pagrindinis, nes tiesiog ateina investuotojas ir sako, man reikia 100 programuotojų. Nėra 100 programuotojų. Tai mes šnekėsime tada apie platesnę programą, apie atvirą Vilnių, apie atvirą Lietuvą, atidarykim duris, atsivešim programuotojų iš Minsko, iš technologijos institutų, panašius dalykus. Tai šnekėt apie tai, kad kažkokį tai prašymėlį ten pataisysi ar nereaguosi kažkokią biurokratinę klaidą prašymę, ne tame esmė, tikrai ne tame esmė. Dalykai yra gerokai sudėtingesni ir tai kartais persilieja iš savivaldybės kompetencijos srities, net į vyriausybės, Seimo ir apskritai valstybės politiką. Ačiū už atsakymus. Ir dabar mes pereisime prie klausimų jaunimo tema ir nusprendėme, kad norėtumėm sunaikinti šią replikų monopoliją, ar ne? Ir nusprendėme suteikti jums visiems po vieną galimybę replikuoti. Dabar į klausimus. Taigi, jeigu esat pasiruošę, ar galime judėti toliau? Gerai, taigi pirmasis klausimas bus vėl Artūrui Zuokui. Šiais laikais verslo įmonės labai glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir prisideda prie studijų programų kūrimo, tam, kad būsimi studentai būtų paruošti patenkinti verslo poreikius. Ar jūsų nuomonė galėtų Vilniaus savivaldybė būti viena iš programos įkūrėjų arba Deja, laiko nebeliko, todėl tai tas natūrali replika, ponė, prašom. Aš atsiprašau, bet pasinaudosiu brolių pavyzdžių ir replikuosiu Šimašiui. Nes jūs į pusbrolius priimsit. Ne, jūs skatinat konkurenciją šildymo, tas man nepriimtina. Nepadėt, žinokit. Gerbiamas Šimašius šiuo atveju ne visai teisingai jums papasakojo. Iš tikrųjų, paskutinis balsavimas Seime buvo socialdemokratų siūlymas didinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą paliekamą Vilniaus miestui. Aš balsavau už, ten 6% mes įdidinom iki 52. Gerbiamas Šimašius balsavo prieš. Matyt, po to, taisydamas savo klaidą, registravo savo 60. Registravo. Aš atsiprašau, bet vienas balsavimas Šimašiaus buvo labai aiškus, reiškia nepalaikantis gyventojų pajamų mokesčio padidinimą. Ačiū. Taip, ponia Puskai, grįžtume prie biudžeto ir prie darbo kūrimo vietų. Čia ponas Puskai paminėjo tą iš 3 dalių susidedančią formulę, kas padeda kurti darbo vietas. Bet mes manom, kad visgi investicijos yra labai svarbios. Ir norim paklausti, kur reikia Vilniuje investicijų. Ar pačiame Vilniuje, ar yra regionuose ir kaip jas pritraukti. Mes šnekame apie Vilniaus miesto mero rinkimus, tai aš manau, kad mes išnekėsime apie investicijas Vilniaus mieste. Regione be abejo tam tikros galimybės yra, bet čia jau kitos, matyt, diskusijų temos klausimas. Šnekant apie Vilnių ir apie investicijas, ir apie jų pritraukimą. Aš manau, kad jūs makroekonomikos pagrindų paskaitose tuos klausimus nagrinėjate ir puikiai suprantate, ko reikia. Pirmas dalykas turi būti prieinamas kapitalas. Kapitalas, sakykime, pinigai Vilniuje yra prieinami. Antras dalykas tai kokia investicijų sritis Vilniuje gali vystytis. Tai mes šnekam tik apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktų kūrimą, apie aukštasias technologijas, nes į tai yra koncentruota visa valstybės politika ir ES lėšų programos, nes taršios gamybos, arba sakykime, apie ką gerbiamas Jonas šnekėjo, darbo rankas, visos šitos investicijos vis tik tai kreipiasi į regionus, į mažesnius miestus, į Tauragę, į Uteną, į Kauno rajoną ir panašiai. Čia mes šnekame apie aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus ir paslaugas. Tam reikia protingų žmonių, kurie dirba ne tik rankomis, bet ir galva. Kad tokių žmonių būtų, mes turime bendradarbiauti ir su ugdymo įstaigomis, mes turime bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis. Tai, kas buvo šnekėta apie detalių planų ar iškabų tvirtinimus, tai iš tikrųjų yra mistifikuotas ir pernelyg sureikšmintas dalykas.
šnekėti apie apskritai detalius planus, tai čia reikėtų matyti truputį suvoktus procesus ir apie institucinius ryšius, tai kad tose procesuose dalyvauja nuo 9 iki 12 įstaigų ir institucijų, ir ne tik savivaldybės atsakomybė, kad, sakykime, vienas ar kitas detalus planas nėra tvirtinamas. Bet savivaldybė ką gali padaryti? Savivaldybė gali rūpintis ir bendradarbiauti su universitetais ir žinoti, koks yra prieinamas darbo rinkos dalyvių skaičius, kokie žmonės yra ruošiami ir ką galima pasiūlyti investuotojui. Be jokios abejonės, bendravimas su potencialiais investuotojais ir įstaigomis, kurios rūpinasi tokių investuotojų pritraukimu, irgi yra esminis dalykas, nes dažnai susiduriama ir skundžiamasi procedūromis, kad viena ar kita yra kažkokia ar neskaidri ar sudėtinga. Tai tie dalykai priklauso nuo savivaldybės ir tuos dalykus galima spręsti ir mes, socialdemokratai, įsipareigojame tai daryti. Replikas? Man atrodo, per daug yra nuklystama į tą pusę, kad labai mažai ką galim padaryti, čia tas nesvarbu, anas nesvarbu, viskas yra svarbu. Ir aš noriu priminti, kad yra 2 dalykai, iš tikrųjų, kuriuos galima sutvarkyti ir reikia sutvarkyti, kad ateitų užsienio investuotojas. Vienas dalykas, tai elementariai, kad joks dabartinis investuotojas nepasakotų blogų istorijų apie bet ką. Apie surūkusios valstybės tarnautojų prie langelio, apie užvilkintus ir pamestus dokumentus, apie dėl gramatinės klaidos grąžintą prašymą, licenciją ir taip toliau. Kad nebūtų tokių dalykų, tiesiog kad nebūtų. Tai išsikopti savo kiemą. O antras dalykas, tai reikia padaryti lygiai tą, ką padarė Investuok Lietuvoje. Ir būtent Investuok Lietuvoje ir Mildai Dargužaitė mes turime būti dėkingi, kad į Lietuvą atėjo labai daug investicijų ir natūralu, kad daugelis tų investicijų atėjo į Vilnių. Tai būtent tą, ką darė Investuok Lietuvoje, kartu dirbant reikia padaryti ir toliau, ir geriau, ir tada Vilnius iš tikrųjų turi šansą dar kilstelėti aukštyn nuo tos platformos, į kurioje šiandien jau yra užlipęs. Ačiū. Replika. Aš iš tiesų atsakysiu tą repliką. Aš matau, kad labai dažnai yra vadovaujamas kažkokiais gandais, pokalbiais. Man nereikia vadovautis pokalbiais ir kažkokiais įsigalvojimais. Aš pats turiu pakankamai patirties ir bendrauju su visais investuotojais. Pagrindinis investuotojo klausimas yra grąža. Kas yra grąža? Kas yra sąnaudos? Kas yra pelnas? Jūs tos dalykus žinote. Teisinė aplinka ES valstybė Lietuvoje yra tinkama. Pinigų prieinamumas yra tinkamas. Darbo jėgos klausimas yra pagrindinis, nes tiesiog ateina investuotojus ir sako, man reikia 100 programuotojų. Nėra 100 programuotojų. Tai mes šnekėsime tada apie platesnę programą, apie atvirą Vilnių, apie atvirą Lietuvą, atidarykim duris, atsiveškim programuotojų iš Minsko, iš technologijos institutų, panašius dalykus. Tai šnekėti apie tai, kad kažkokį tai prašymėlį ten pataisysi ar nereaguosi kažkokią biurokratinę klaidą prašymę, netame esmė, tikrai netame esmė. Dalykai yra gerokai sudėtingesni ir tai kartais persilieja iš savivaldybės kompetencijos srities, net į vyriausybės, Seimo ir apskritai valstybės politiką. Ačiū už atsakymus. Ir dabar mes pereisime prie klausimų jaunimo tema ir nusprendėme, kad norėtumėm sunaikinti šią replikų monopoliją, ar ne? Ir nusprendėme suteikti jums visiems po vieną galimybę replikuoti. Dabar į klausimus. Taigi, jeigu esate pasiruošę, ar galime judėti toliau? Gerai, taigi pirmasis klausimas bus vėl Artūrui Zuokui. Šiais laikais verslo įmonės labai glaudžiai bendradarbiauja su universitetais ir prisideda prie studijų programų kūrimo, tam, kad būsimi studentai būtų paruošti patenkinti verslo poreikius. Ar jūsų nuomonė galėtų Vilniaus savivaldybė būti viena iš programos įkūrėjų arba operatorių? Ir jeigu taip, tai kokia tai būtų programa ir kokios rūšies specialistus įruoštų? Na, mes šiandien turime nemažai sutarčių su skirtingais universitetais, su kuriais bendradarbiaujame keliais būdais. Tai pirmasis tai yra, mes suteikiam galimybę atlikti praktiką Vilniaus miesto savivaldybėje. O jeigu norit gauti realių praktinių žinių, ar tai būtų ekonomika, ar teisinė, ar kiti dalykai, tai savivaldybės praktika yra labai vertinga. Antra, nuo 2003 metų mes skelbėme konkursus ir padedame jaunimui, 10 premijų skiriame po 10 000 litų pradiniam įstatiniam kapitalui suformuoti ir savo idėją įgyvendinti. Tarp kitko, praeitoj kadencijoje ta programa buvo panaikinta, vadovaujant konservatoriams ir liberalams. Tai 11 metais mes ją atkūrėm ir toliau plėtojam. Taip pat mes inicijuojame tokius projektus, kurie yra labai svarbus, kalbant apie Vilniaus miesto konkurencingumą ir galimybės įdarbinti jaunus žmonės. Saulėtekio slėnis programa Vilniaus miesto inicijuota 2003 metais, skirtos lėšos infrastruktūrai ir taip toliau. Vilniaus Tech parkas Sapiegų parke, kuris praeitais metais yra įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu,
ir kuris pradės veikti nuo šių metų rudens. Tai yra tik tai keletą pavyzdžių, kaip Vilniaus miesto savivaldybė bendraudama su verslu, su universitetais, sudaro galimybės jaunimui, ypač studentams, turėti ir praktiką, ir galimybę gauti, sakykime, gerai apmokamą darbą. Konkrečių stipendijų arba programų mes šiuo metu tokių programų neturim, bet be abejonės, kad tokia galimybė yra įmanoma ir galima. Ačiū, ar kas nors norėtumėte replikuoti? Aš gal apie stipendijas, jeigu galima. Esu rašęs straipsnį apie vyriausybės stipendijas, kurias turėtume skirti ne tik ISM studentams, bet ir tiems, kurie baigia Oksfordus, Harvardus, Cambridge'us. Tai lygiai tą patį galėtų ir turėtų daryti Vilniaus savivaldybė. Ir iš tikrųjų paruošti, sumokėti iš esmės už vieno studento pragyvenimą ir mokslus Oksforde, tai brangiai nekainuoja. Tačiau mes užmokėję už tos mokslus galėtume pasirašyti sutartį su tuo studentu, kad jisai sugrįžęs privalomai dirbtų bent 3 metus ar 2 metus priklausomai nuo to baigė bakalaurą ar magistrą tame universitete, dirbtų Vilniaus savivaldybėje. Ir iš tikrųjų per kelis, manau, kad per 3 metus per kadenciją galėtume užsitikrinti, kad Vilniaus savivaldybėje dirbtų bent 10 ar 15 jaunų žmonių, gavusi geriausią tarptautinį išsilavinimą pasaulyje ir kurie dirbtų Vilniaus savivaldybėje. Ir pradirbęs 3 metus, ta skola jiems būtų panaikinta. Tai yra labai gera praktika, kurią reikėtų taikyti tiek valstybės lygių, tiek savivaldybės. Replika? Atrodytų, kad gerbiamas Majauskas iš medžio iškritęs ir kalba tokius dalykus, kad liktai nežinau, kaip Lietuvoje įstatymai surėdami. Šiandien net jeigu ateitų Vilniaus miesto savivaldybė, geriausias Oksfordo absolventas ar net Nobelio premijos laureatas, jis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, didžiąją dalį, kuri buvo priimta praeitoje vyriausybėje, turėtų išlaikyti egzaminą ir tapti valstybės tarnautojų pirmiausia. Toliau jis turėtų dar kartą dalyvauti viešame konkurse ir konkuruoti su visais kitais kandidatais, tam, kad galėtų tapti savivaldybės darbuotojų. Todėl tokia grandinė, kaip jūs sakot, stipendijos skirimas ir kartu garantija, kad jisai dirbs ir praktiką, pagal mūsų įstatymus dėja net neįmanoma. Čia yra būtent požiūrio klausimas, ir kuomet žmonės galvoja, kad yra neįmanoma. Viena replika. Iškart visi klausimas tenka jums, tai ponia Majauskai, perėkime prie šeimų. Tėvynės sąjungos manifestai labai akcentuoja šeimos svarbą. Kaip jūs žadate stiprinti šeimas? Ir aš kalbu šiuo metu ne apie finansinę gerovę, ne apie darželius, bet apie šeimos darną, bendravimą. Ar tie patys socialiniai darbuotojai gali būti tie žmonės, kurie ne tik yra kažkokie tai gaisrų gesintojai, bet tie, kurie gali traukti problemas iš šaknų ir užtikrinti tą visą darną? Aš pats turiu šeimą, žmoną ir 2 vaikus ir visokių iš tikrųjų dienų ir situacijų būna. Bet ko reikia? Kas užtikrina santarvę namuose? Tai yra tam tikri ūkiniai dalykai ir galbūt, sakykime, kažkokios bendravimo dalykai. Ačiū. Tai ūkiniai dalykai, tai tu turi turėti darbą. Jau tu turi darbą, tu turi pajamas, tai tu gali pasirūpinti šeima ir tu jautiesi kaip kažkoks pilnavertis žmogus namuose, tu atneši kokias pajamas, žmona atneša pajamas, tu kuri kažkokią gerovę. Tai tam reikia darbo vietų. Ir jaunimas, kodėl išvažiuoju į užsienį, kodėl aš išvažiavau į Australiją, ar kodėl važiavau į Angliją, tai to, kad čia nebuvo gerai apmokamų gerų darbo vietų, kur aš jausčiausi realizuodamas savo galimybės. Tai reikia daugiau tokių darbo vietų, kur žmonės galėtų realizuoti save. Iš kitos pusės, reikia stipresnių bendruomenių. Tai yra, tas šeimos turi praleisti daugiau laiko kartu ir jos turi praleisti laiko kartu ne tik prie televizorius, bet eidamos ar šokti ir nebūtinai į naktinius klubus, bet mokytis į kažkokias bendruomenės, eiti kažkokius neformalius ugdymus kartu su vaikais. Tai yra, kad ne tik, kad jurgelį meistrelį darai, bet iš tikrųjų, kad šeima kartu su vaikais, tėvas, žmona ir vaikai eina į kažkokius būrelius, mokosi muzikos, mokosi dailės, dar kažką daro. Iš tikrųjų reikia to bendravimo ir reikia normalių ūkinių dalykų. Tai yra tai, kad turėtų darbo vietą, tai, kad galėtų susimokėti už išlaidas, kad šildymo sąskaitos nebūtų tokios kosminės, kuomet iš tikrųjų nelieka pinigų palepinti vaikų ir reikia daugiau tarpusavio bendravimo. Ačiū.
Kas bus tas, kuris replikuoja? Kas bus tas, kuris replikuoja? Prašau. Gerbiamas Majauskai, jūs pasakėt, kad jūsų šeimos pagrindas yra ūkinės operacijos. Sakykit, o meilė? Kai aš kalbėjau apie bendravimą, tai tas bendravimas jisai turi įvairių pozų ir pozicijų. Ar bus dar kas nors jūs pasiūlys tokią nors metaforą? Daugiau etapų buvo